Kruonio miestelio istorija siekia tolimus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus ir siejama su garsia Lietuvos didikų giminė Oginskiais. Atvykstančiuosius pasitinka baltos bažnyčios bokštai, išnyrantis iš miestelio namų ir medžių. Ne, palikime istoriją televizijos laidoms. Aš turiu savo Kruonį, savo istoriją. Man Kruonis prasidėdavo autobusų stotelėje. Jau kai išmokau atvažiuoti autobusu, stovėdavau priekyje ir pro langą stengdavausi nepražiūrėti tų pačių baltų bažnyčios bokštų, nepraleisti savo stotelės. Ir išvažiuojant čia laukdavom autobuso, ateidavom gerokai anksčiau, o man už stotelės būdavo visas miškas žaidimų. O čia buvo viskas ne taip. Kitaip čia buvo. Stovėjo mūsų namas, babytės, senas, suklypęs, kasmet vis palopamos ir vis žadama, kad kitamet bus nugriautas. Ir taip, kokias 6 vasaras aš vis čia atvažiuodavau pas babūnę su Rita. Sėdėdavom ant gonko, kartais užeidavau pas Zinas Kromovienę ir bijodavau piktos Kopustienės kitam namo gale. Dar buvo Kluonas ir Zinos kiaulės, o šalia gyveno Stankevičienė ir Antosė. Su jos laima aš ir išlakščiau visus Kronikos šlaitus ir apylinkės. O čia miestelio aikštė. Ji irgi netokia buvo. Visa apaugusi krūmais, kuriuose dažnai gulėdavo girti traktoristai. O iš krūmų šakų mes su laima darėme arklių kinkinius ir viena kitą pasikinkiusios lakstėme laukais. Medžiai buvo mažesni, į šermukščius galėdavau įsilipti. Kažkaip viskas buvo tanku ir paslaptinga. Klubas. Buvo klubas. Čia atveždavo kiną. Babūnė į klubą žiūrėjo kaip į blogį, nes kažkada čia kažką buvo prisidirbęs dėdė Kostas. O mes į kiną norėdavom. Susėsdavom vaikai ant grindų priešais pat ekraną, po to dar ir suguldavom dulkėse ir žiūrėdavom. O prie pat mūsų namo buvo 2 senosios mokyklos mediniai pastatai, tvirti, rąstiniai, raižytais langais ant aukštų akmeninių pamatų. Aš vis pasistiebdavau ir pro langus žiūrėdavau į senus juodus suolus bei pageltusius žemėlapių rytinius prie apibraižytų mokyklinių lentų. Dabar nugriovė. Dėl ko? Čia Lapienų namas. Senoji Lapieninė ir dabar čia gyvena. O anksčiau vaikystė per tvorą tarp daugybės gėlių pavydžiai į mus lakstančių žiūrėdavo Giedrius. Jam neleido su mumis draugauti. Proletarai. Visai netoli namų bažnyčia. Šeštadieniais ir sekmadieniais atvažiuodavo vestuvės ir mes lėkdavom per daržus tverti kelio ir prašyti saldainių. Nereikėjo mums tų saldainių, tik kad labai linksma. Štai per šituos pačius daržus šokinėdami per spygliuotą tvorą ir plėšydami trumpus šortukus. Prie tų daržų dar augo sena saldinio obelis. Niekieno, už tai savo mažais obuoliukais džiugindama visus. O prie bažnyčios buvo ambulatorija. Bėgdama pro šalį link upelio, aš visada pažiūrėdavau pro langą. Gal kas guli? Bet rasdavau tik vieną baltai paklotą geležinę lovą. Kartą iš tai šito sodo, kuris man tikrai atrodė niekieno, aš parsinešiau pilną marškinių skverno obuolių. Kaip mane babūnė barė, sodas juk ne mūsų. O kokia aukšta atrodė Šventoriaus tvora, o aplink ją visada galėjai rasti nustipusių varnų. Man atrodo, kad tikrai šitoj gatvėje buvo parduotuvė ir vaistinė. Nerandu. Tik pamenu, kaip eidavau pirkti limonado, ar kartais ir pieno. Ir atrodo, ne dabar matau parduotuvės kampe didelį rytinį rudo vyniojimo popieriaus, į kurį sugebėdavo suvynioti ir silkę, ir saldainius, ir net cukrų. O šalia miestelio aikštės tikrai buvo geležinė parduotuvė. Su vinimis, kirviais ir plaktukais. Ir vėl nėra. O štai čia tikrai buvo tartukas. Ir vėl tik buvo.
lentpjūvė pilna skiedrų. Iš jų darėme laivelius ir iš po tilto leisdavom į Kroniką. Ir bėgdavom. Užtartoko prūdas, didelis toks atrodė, platus. Vis prašydavo babūnės, kad nuvestų maudytis. Vienos neleido, o aš ir klausiau. Ant to šlaito visuomet ganėsi ožkos. Tada dar maža aš pirmą kartą pamačiau, kad ožkos akys pailgais lęšiukais, gražios tokios. Ir prie mokyklos neleido lakstyti, kad netriukšmautumėm. Babūnė labai gerbė mokyklą. Tai tik gal kokį kartą ar 2 karščiaus ir po Ginskių pilies griuvėsius, beveik slapta, romantika. O tie griuvėsiai daug mena. Ir juos daug kas atsimena. O iš čia labai gerai matosi visas Kruonis ir Gojus. Šalia smėlio karjeras, kur ieškojo senovinių iškasenų. Kiek visko nutikdavo pakeliui į tą Gojų. Basomis bėgant kaimiškų dulkinų vieškelių, nusimašant į akmenis pirštus ir susibadant į dagius padus. Dabar turbūt nebėra tokių vieškelių, šviesių, smėlėtų, iš vaikystės. Kruonio cerkvė. Aš ten buvau tik kartą, kai mūsų Rita krikštijo. Didelė buvau, nenorėjau. Vis taikiausi ikonai liežuvį parodyt. O vakare linksma buvo, iki paryčių gatvėj šokom, kažkas grojo akordeonu. O kiek kartų grįždavom į Kauną, tiek mama pasakodavo apie Kalioniją, apie raistą ir mūsų žemę, apie karvę įstrigusią raiste, apie pabėgusią kumeliuką. O aš ir neatsimenu, kurioje kelio pusėje ji. Kitu keliu važiuodavom senuoju. Ir atskiras mano Kruonis. Tai kapinės. Ta istorija prasidėjo dar anksčiau, kol babūnė dar vasaromis negyveno su Rita Kruonyje. Ir tęsėsi iki šiol. Per sekminės mes susirinkdavom štai šitoj pievoj prie kapinių. Suveždavo visi, kas ką turėjo, patiesdavo staltiesės. Teta Zina visuomet atvažiuodavo su dideliu sakvojažu, kuriame būtinai buvo stiklainis raugintų agurkų ir kepta višta. O mes, vaikai, lakstėme po visokius krūmus ir pušinėlius. O vėliau mes su babūnė eidavom į kapinės pėstute, būtinai pro upelį, per miškelį ir pro baisę Minorichą, kaip Rita sakė. Čia kapinėse istorija ir baigėsi. Dabar tik tos kapinės ir jungia mus. Mus visus ir Kruonį. Ir babūnė į mus jungia. Vienijo anksčiau ir dar kažkiek įstengė išlaikyti dabar. Vis mažiau. Liūdna istorija išėjo, lietus, bet iš tikrųjų čia buvo žiauriai linksma. Gražiausias mano Kruonis. Dar daug galėčiau papasakoti, kaip rinkom kazlėkus, ėjom visa šeima aviečių į eglyną, kaip kukurūzuose pasiklydau, kaip babūnė kepė grikių blynus ant kopūstų lapų. Kitą kartą, kada nors vėliau.